Velykuškių antras piliakalnis, dar vadinamas Sala, yra Zarasų rajone Antazavės seniūnijoje Sartų regioniniame parke. Jis įrengtas 1,4 km į pietryčius nuo Velykuškių pirmo piliakalnio tarp Sartų ežero ir Bradesių įlankos ir Zalvės ežero, Zalvės upelio kairiajame krante. Iš 3 pusių piliakalnį supo vanduo, todėl ši vieta nuo seno buvo labai patogi gynybai. Piliakalnis datuojamas 1 tūkstantmečiu prieš Kristų, 1 tūkstantmečiu po Kristaus. Piliakalnio aikštelė yra netaisyklingo keturkampio formos, pailga šiaurės vakarų pietryčių kryptimi. Jos matmenys įspūdingi, apie 150 metrų ilgio ir 73 metrų pločio. Todėl tai vienas didžiausių šių krašto piliakalnių. Status šlaitai siekia 20-25 metrų aukštį. Šiaurės vakarinėje papėdėje buvo įsikūrusi maždaug 1 hektaro dydžio gyvenvietė, kurioje gyveno piliakalnio gynėjai ir jų šeimos. Archeologiniai radiniai liudija, kad čia ilgą laiką gyveno baltų bendruomenė. Piliakalnio aikštelėje rasta akmeninių kirvių, lygiosios keramikos fragmentų, geležies gargažų ir gyvulių kaulų. Šie radiniai rodo, kad gyventojai vertėsi žemdirbystė, gyvulininkystė ir geležies apdirbimo. Deja, 1963 metais tiesiant Dusetų obelių kelią buvo nukastas pietryčių piliakalnio šlaitas, todėl dalis šio unikalaus paminklo buvo prarasta. Nepaisant to, Velykuškių antras piliakalnis išliko vienu svarbiausių Sėlos krašto archeologinių paminklų. Šiandien stovint ant šios kalvos ir žvelgiant į Sartų bei Zalvės ežerus, nesunku įsivaizduoti laikus kaip daugiau nei prieš 2000 metų, kai čia stovėjo medinė pilis, budėjo sargybiniai ir buvo saugomi svarbus vandens keliai. Čia Alfonsas nuvažiavo. Ne, aš pajuokavau. Vienodai net ratai susukti.
Kažkur buvo? Papėdėje? Jo, didžiulis. Ežerų piliakalnis. Vilikuškių antrasis čia skaitomas piliakalnis. Bet vaišingi dabar šiuo metu Liepos mėnesį piliakalniai žemuogių pilna. A jau yra? O, kaip aš čia nemačiau. Žioplys, sutinku. Eik tu savo. O skanumo. Atvažiuokit paragaut. Tikrai. Liepos pradžia. O mėlynių saldumas. Wow. Liuks. Nu ką, būk sveikas, Vilikuškių antrasis piliakalnė.